Taip, tai kūrinys yra Interpolation Space. Jisai priklauso mano kūrinių ciklui Nieko tokio. Šitas kūrinys, jisai kaip ir kalba apie tam tikrą, savos vietos galbūt neturėjimą, kadangi mano kūriniai yra labai asmeniški, tokie einantys per asmeninę prizmę, tai kažkaip nėra baisu papasakoti, kad galbūt šitas kūrinys ir įvyko tuo metu, kai neturėjau savo tokios gyvenamosios vietos ir laikinai gyvenau visiškai kitur, kur man nepriklauso tas kambarys, ta vieta. Ir galbūt šitas paveikslas, kuriame, aišku, dominuoja tas toksai ryškus, garstyčinis kilimas, jisai tampa tokiu pagrindiniu objektu. Ir visas tas raštas ant jo, kuris tikrai labai ilgą laiką buvo daromas, tapo tokia kaip kažkokia, nežinau, gal nemėgstu žodžių meditacija, bet tam tikras, bandymas išveikti galbūt tos jausmus, kurie tuo metu mane lydėjo. Tai būtent šitas kilimas tapo to pagrindiniu objektu ir visa tai, kas ant jo, tarsi tie mano pasklidę daiktai, tarsi norėjimas užgrobti tą erdvę, kuri, sakykime, man nepriklauso ir toks pasklidimas, bet tuo pačiu išsistaškymas, kažkokia visiška fragmentacija. Tai, manau, atitinka labai tuometinę mano būseną. Ir tuomet įdomu, kad šalia atsiduria mano kūrinys, kuris yra darytas prieš maždaug gal 10 ar tai 12 metų atgal. Jisai taip pat yra mano bakalaurinio diplominio darbo temos Vitos Sapolskytės namai vienas iš kūrinių, kuriuose taip pat aš tarsi ieškojau savo vietos. Tai buvo tarsi bandymas susikurti drobėje savo namus, savo aplinką, sudėti savo kažkokius mylimus daiktus, kurie kaip ir nėra tenai, bet tarsi yra bandymas viską, užkonservuoti tose drobėse ir taip tarsi pasijausti namuose. Tai labai įdomus momentas, kad šitoje parodoje šitie darbai atsidūrė vienas šalia kito, tarsi iš tiesų parodo, kad iš skirtingose gyvenimo etapuose atsiranda panašus jausmai, panašios būsenos ir tarsi visgi įvyksta kažkoks ieškojimas pastovus.